Nuo pat vaikystės iki dabar mus kaip asmenybę formavo šalia esantis mums artimi žmonės ir žinoma situacijos, kurios dažniausiai susijusios su jais. Ir dėka to mes turime įsitikinimus, kurie yra pasąmoniniai, ir elgesio modelius, kuriuos mes nuolat kartojame. Ir ypač situacijose, kurios buvo trauminės, žmogaus pasąmonė nufotografavo tuo metu viską, kas vyko, ne tik vizualiai, bet ir įsiminė kvapus, balsus, garsus, tam, kad sekantį kartą save apsaugotų, nes žmogaus pasąmonės pati pirminė funkcija yra apsaugoti žmogų. Ir taip su ta trauma viduje moteris nuolat gyvena ir pasąmoningai stengiasi pabėgti nuo jos pasikartojimo. Tai yra nuo to, ką jau kažkada patyrė. Bet nedirbant su savim to padaryti yra praktiškai neįmanoma, nes tai, kaip ir sakiau, yra darbas su pasąmonė. Ir dėka to vyksta nuolatinė retraumatizacija, tai yra pasikartoja situacijos dinamika gyvenime, kuriuose moteris kaip užburtam rate.